Sveiki žvejai. Leiskite pirmiausia pasveikinti jumis su pasibaigusiais pagrindiniais draudimais, kam šamų, kam lydekų. Man labiau aktualu yra lydekinio draudimo pabaiga. Ir pagaliau galima išplaukti ir pasimėgauti žvejybą. Aišku, orai yra dar šiek tiek šalti. Iš esmės žinau, kad netgi kai būna šiltesni pavasariai, lydekos labiau taip sistemingai pagaut galima bet kada, bet sistemingai pradeda kibti nuo gegužės 2 savaitės. Dabar viskas, aš manau, bus truputėlį vėliau. Tai va, gegužės 1, 2, 3, tos ilgosios išeiginės jau liko praeitį. Planavau kažką tai išplaukti ir pafilmuoti, padaryti laidelę, bet ten daugiau pas mus gavosi šeimyninis žmonelį išvykimas. Jau kas sekate asmeninį profilį, matėte turbūt. Tai va, dabar jau išvažiavau vienas ir pabandysiu pažvejoti, pagaudyti lydekas. Pasirinkau ne per didelį ežerą, bet pamatęs, kad, kaip sakant, gavęs tokią patirtį, kad tom pirmom dienom, kada buvo galima žvejoti, kad vis dėlto tas pats aktyvumas buvo ne prie kranto, o daugmaž biškutį giliau. Tai vat pasirinkau kitą ežeriuką, kuris turi ir gylį, ir turi ir sėklius, nes sėkliuose nebuvo veiksmų. Tai va, įsimetu, atsivežiau daug kotų, bet čia yra, kaip sakant, patogi vieta šitame ežeriuke, kad yra įsileidimo vieta gana arti žvejybinių vietų, tai nenoriu apsikrauti laivą. Pažiūrėsim, kas bus, kokia žvejyba gausis, nes yra truputėlį vėjukas, nežinau kaip gausis su laivu, nes, kaip žinia, laivo specifika yra ta, kad, reikia tų tikslių metimų ir jeigu stiprus vėjas, o ypač jeigu nesutampa arba reikia taip padaryti, kad sutaptų užplaukimas ir žuvies stovėjimo kryptis, kad sutaptų, tai tada viskas gerai, bet kai yra vėjuota, vienam ne visada būna lengva. Tai va, įsimečiau raudonai vyšninę Vestino V6 seriją, tai yra senesnė V6 ir naujesnė V6, visi kotai stiprus iki 50-70 gramų, 270 ir 250 ilgis, 4000 ir 5000 dydžio rytukės, 23 pinti valai ir norisi tikėtis pagauti kažkokią tai didesnę žuvį. Mačiau Facebook'e iš tikrųjų yra, vienetai iššauna su neblogais laivykiais, bet labai, labai stipriai vienetai. Aš manau, kad čia tas pats momentas, kaip minėjau, kad vis dėlto reikia, kad sušiltų, nes aš buvau ežeruose, keliuose, tai ten 8 laipsniai vanduo, tai yra labai mažas. Maža temperatūra, labai šaltas vanduo. Gerai, šoku, reikia leistis valtį, plauksiu ir tada susisieksim ant vandens, pakalbėsim, kokie masalai, ką aš pasiėmiau. Ir be abejo pasižiūrėsim, koksai būdas yra efektingesnis šiandieną. Einu kraustytis toliau. Ilgas atabradas labai. Tenka toli eiti. Bet nieko nepadarysi. Einu kiek botai leidžia. Kaip sakant, bristi va jau toj. Toj jau bus sunku įlipti, nes vis dėlto terkis yra aukšta valtis. Aukštas kateris. Viskas, garminas nesiekė, jau einu į laivą dabar. Viskas užvedžiau. Uždėjau į tašką, reikia plaukti ir kaip minimum iki vienos vietos, nuo kurios aš po to pradedu žvejoti. Specifika ta, kad reikia užsidėti pirmą meškerę metimui, nes čia dažnai būna, kad pasitaiko žuvis iš karto. Reikia susijungti. Aišku, čia labai gerai, kad tai būtų. Norėtųsi taip, visi taip pageidautų. Taip, dabar reikia man įsijungti šitą helmą, kad būtų galima matyti ir parodyti, kaip būna kibimas. Apie kotus po to truputėlį. Dabar, jeigu žiūrėt, aš čia gerai galvą pasistačiau. Lyg tai gerai. Reikia pasiimti pirmą pagrindinį savo kotą, po to papasakosiu apie kuriuos aš manau, kad šiandien naudosiu. Turiu pasiėmęs ne vieną. Taip, dabar reikia turbūt dar sonarą truputėlį palenkti. Paprastas dalykas, kiti namie derina, aš ant vandens ateini ir palenki staigiai. Taip, pažiūrim.
Turi gražus lankas horizontalus gautis. Taip, žiūrėk, kas dar čia bus. Va, gražus horizontalūs lankai. Taip ir turi būti. Sušlapau, bet nieko. Pradžius. Va, dabar gražus lankai eina. Taip, reikia staigiai man klasiką užsidėti Gold Rush'ą. Savo mėgstamiausią. O, ateinam į tašką, kur čia užsinkaruosim. Reikia man staigiai 13 gramų 14 centimetrų. Kur čia yra? Taip, Gold Rush'as. Gold Rush'as yra Bultizas Vestino. Ir yra... Taip. O, sekundėlę. Truputėlį kameros nustatymus reikėjo pakoreguoti. Tai va, išsitraukiau staigiai pagrindinius guminukus. Tai yra Motorola Goldas Vestino Motorola Goldas ir Gold Rush'as 13 gramų galvakablius Bultizo Coiltailo formoje. Ir tada toks pat variantas, tik tai jau kur čia yra kultūringesnis reikalas, tik tai jau šią Tizo Slimo versiją irgi 13. Man patinka 14-tukai, ilgiai turiu omeny. Staigiai turiu pasidaręs ant tokius kelis keičiamus trišakiukus su troseliu. Aš nededu prie galvos trišakio, bet kabinu į papilvę. Tai galėsiu tuoj parodyti. Reikia išsitraukti savo pagrindinį kotą, kuriuo planuoju gaudyti. Lengvesnį tą pagrindinį, nes yra pas mane biškis sunkesnis ir lengvesnis. Tas lengvesnis yra, gramatūra skaitosi iki 38 gramų. Taip, sunkiosius kotus dabar viską reikia išrišti. Daug reikalų, kotus išpakuoti. Taip, čia yra, va, po to papasakosiu, kas čia yra. Čia yra sunkusis variantas. Taip, dabar toliau, čia yra keli lengvieji. Va, taip, aš galvoju, kurį čia man pasimti, yra visiškai lengvas. Jo, iki 38 gramų aš pasimsiu beveik 2,60 ilgis. Labai patogu laivui gaudyti. Reikia staigiai užsidėti guminuką, kaip minėjau, nes atplaukus į vietą dažnai būna, kad žuvis jau tavęs laukia. Tada visi žvejybiniai intro. Toksai planas bendras. Va, V2 kotas. Taip, užsidėsiu Gold Rush'ą. Tai va, kaip minėjau, ką aš darau. Tai šitą trišakiuką pirmiausia kabinu ant karabinuko, o tada jau maunu patį guminuką. Ir tada lengvai į papilvę truputėlį už. O taip gaunasi, toksai reikalas. Toksai reikalas čia gaunasi, rūkai pakilę, bet jau po truputį krenta. Jie taip staigiai, kol kalbėjau ant kranto, dar buvo viskas gerai, o įsileidusi, pradedant leistis, taip krito, taip atsirado rūkas. Daug dievė, kad jisai ilgai nesilaikytų, nes nieko gero. Mano praktika su rūkais ir žvejybomis nėra labai gerai. Taip, užsidėjau floriką. 0,5, sakau, reikės pažiūrėti, ar padaugės kibimų, ar nelabai. Taip, ir tada dar yra vienas truputį didesniem masalam. Irgi reikia pasiruošti didesnį masalą. Vieną, nes gali būti, kad nenorės mažesnio. Tai tiesiog, kad nemetinėti tą patį. Taip. Čia jau biškutį stipresnis kotas, iki 49 gramų skaitosi, bet kaip žinia, šitas reikalas, gramatūra tai nėra akcija, nes visi tai puikiai supranta.
Armatūra tai nėra akcija. Greitis, ta prasme, koto. Tai čia principiai yra greitas. Čia principiai yra greitas kotas. Taip, didesnį guminuką. Taip, kur aš pasidėjau savo mėlynieji. Ai, va, mano mėlynieji čia. Žydra spalva. Sparkling Blue. Viena mėgstamiausia mano yra spalvų. Šita spalvelė. Tai va, tą užsidėsiu ant kontrastą visišką, kaip visišką kontrastą Gold Rush'ui arba Motorola Gold'ui, kitaip medučiui. Taip, gerai. Staigiai pasirašiau du kotus. Dabar reikia plaukti tašką. Po to parodysiu, kaip aš čia pasidėlioju viską. Taip, gerai. Jo, vis dėlto man pradeda labiau lydekom patikti ilgieji slimai. Tai yra 14. Nu ką, va, matosi šerių būrys varinėje. Taip, gerai. Reikės dar padaryti. Prieš tai buvau gana tokiame giliame ežere ir gylius buvau pasispalvinęs truputėlį kitaip. Čia yra stipriai seklesnis ežeras, yra gilio, bet stipriai seklesnis ežeras. Tokiu baltą košę už nugaros. Tai va, reikės dabar persispalvinti, bet pirmiausia nueisiu aš gal į tą vietą. Tai va, padarysiu įrašymą ekraną. Tai va, dabar iš tikrųjų va, jūrlapis, Quick Draw, nustatymai, gylio atspalviai. Po 2 metrus dėsiu. Taip, nuo 0 2 baigti. Taip, va, čia viską gerai aš padariau. Va, čia išvalyti 2 baigti. Atgal. 2, 4 čia turi būti. Išvalyti 2 baigti. Išvalyti 4 baigti. 18, 20. 18 baigti. 20 baigti. Uždaryti. Na va, viskas šauniai persispalvojo. 21, va, matosi, yra giliau. Aš nespalvojau, manau, kad aš tenais negaudysiu. Manau, apie suksis iki tarp 7 ir 17 metrų viskas. Toksai sumanimas, manau. Taip, nu ką, reikia įsileisti savo techniką. Pasidairysim, kas čia yra. Pirmas pasidairimas. Taip. Tuoj pasižiūrėkim, kas čia yra. Tuoj pasileis sonaras. Tuoj jam reikia O, mažiulį. Pažiūrim, kas aplink. Kur stovi. Kas čia kur matosi. Kaip tik aš čia stoviu ant tokio kritimo į gylį. Galima biškai pasididinti. Taip, tegul sonaras įsiveikia, nes jis tik lagina. O po to jau prasidės daug geriau viskas. O būrelis žuvų. Gražus. Taip. Kartais galima, va, 24 metrai galima prieiti pažiūrėti, kas ten tokio. Man tai, aišku, gal nelabai saugu, bet man patogiau, kad nebūtų ant kaklo, yra patogiau pasidėti. Galima, aišku, apsisukti aplink laidą. Taip, nu ką, gal aš dabar nesisuksiu kol kas. Taip, kur čia dabar jinai buvo? Čia mažylė. Būrys. Reikia eiti, gerai, nuėjama visas navigacijas, stabdyti navigaciją, einu aš dabar pasivaikščiot. Pažiūrėti, kur kas yra. Pasiliksiu ją čionai. Meškerytė, reikia pažiūrėti, kur jinai čionai nuėjo. O, koks fainas būrys. Va,
Oho. Matosi, kas kur stovi. Iš karto matot? Žiūrėkit. Va, stovi tuštumoj. 6 metrai. O, pamatė. Ateina. Opa, yra. Yra mažulė. Pirma žuvytė. O, kokie žvakės dar. Pirmas pasilabinimas. Mažulė galėt eit namučio. Gal išsikratys? Ne, turbūt neišsikratys. Reikės ją paimti. Negerai, pirmas metimas nebuvo žuvies, tai labai gerai. Vai bėga. Tikiuosi išgyvens. Labai norisi tikėti. Tai va, antras metimas, antras žuvytė. Pirma žuvytė, ne taip pasakiau. Nu va, Florikas 05 nenusikando. Va taip išsitraukė viskas. Kabliukas kabantis ant troselio. Papilviai buvo. Kai jos būna gudrios, tai tas troselis labai padeda, tas kabliukas papilviai. Tai tiesiog aš jį palieku, o masalus kaitalioju. Gerai. Vienu pažiūrėjau dar, kas šiandien yra. Toksai veiksmas linksmas ryte. Visiškai. Taip, ką mes čia dar turim šalia. Va dar vienas stovi. 8 metrai. Opa. O, ateina. Ateina. Ne, aš biškį nepatogiai pats buvau. Nuėjo į šoną. Jinai nuėjo į šoną. Taip, pažiūrėsiu, kur jinai čia dabar. 10 metrų. Taip. Nenorėjo to finto. Kai būna, kad kai jinai stojasi piestų, reikia pagreitinti. Ir tada 16 metrų. Aukštą. Aš čia blogai labai prasivedė. Toksai actionas iš ryto, ar tik tai nebus ženklas, kad po pietų gali nieko nebūti. Nu, 05 Florikas kaip ir gerai, ačiū Dievui, nenukando, aš taip galvojau, paukosiu, yra tų masalų, bet pažiūrėsiu, ar padaugės kibimų, ar nepadaugės kibimų su Floriku. Nes praeitą kartą, kai žvejojau, tai buvo iš tikrųjų, nors ir plonas metaliukas, bet taip kažkaip tai ar jisai gazdindavo žuvį, ar kažkas tai būdavo. Nes būdavo pasiekiojimų. Taip. O, kas ten už 12 metrų? Čia kas? Opa! Yra žuvytė. Čia gal biškutė tokie pusantrinukė, o gal kokie? Ne, toks pat vaikų darželis. Nieko nepadarysi. Kokie čia linksmumai darosi pas mus. Nefiksuoju šitų pipsikų. Visiškai nebūtina. Nu va. Opa, kaip jinai čia. Praplyšo. Geras. Praplyšo sėtelis, nieko savo. Taip, reikia operaciją padaryti. Reikia padaryti operaciją. O, žuvytė.
Gerai įrijo. Trišakis neįsirijo. Būtų gerai, kad jisai ir neįsmigtų jai. Bus galima ją leisti plaukioti toliau. Bet blembačkai jėgos turi. Reikia žiodiklio. Reikia žiodiklio, blembačkai, o kaip įrijo. Mažulė, eik gyvenk toliau. Jo, mažulių puota, nieko naujo. Lauksim mamulių. Nu, gražu, iš pat ryto judesiukas toksai, tik tai, kad dydžiai tokie nelabai žavi. Taip sakant, su dydžiais biški negerai. Sugeba jos sektukus iš tikrųjų keistai atsekti. O šitai irgi prasiekė biški. Ir neblogi sektukai liktai, bet vat kažkas tai yra, kad jos moka tai padaryti. Dar ateina, nu dar pašaudom. Mažulės, kol jos dar ima. Pašaudinkim, kol jos, bet čia kas buvo, bairi. Graibštas prakiuro, normaliai reikės sukabinti. Sektukas yra geras reikalas, jeigu graibštas netikėtai praplyšta. Tai didelį sektuką pasiėmė, už varvolinį. Viskas, graibštas paremontuotas. Masalas paruoštas. Nu ką, pažiūrim, kokia dydžio čia, bet vėlgi čia tokia pati. Toks pat vaikų darželis. Tai, 6 metrai. Gal tas masalas dingo. Ai, nenuėjo. Į šoną, ai. Atėjo, paėmė vis tik. Gražuolį. O, kaip gražiai. Trišakiukas įsikabinės. Liuks. Nu, ateisi čia. Bando pabėgti. Bandysiu įsikelt vėl be. Kaip sakant. Nenoriu. Ai, paimsiu gal su griebtuvu, bus saugiau, nes būna po to reikalų. O, sugriebė. Kaip šuo. Įsikando, žiūrėkit, nieko nelaikau. Pati įsikabino. Taip, trišakiukas viduj. Viskas ant trišakiuko kabo, bet jos gražiai kaip ima. Va. Pavadėlio beveik visiškai nekabina. Visiškai nekabina. Kabliukas yra va išoriai, trišakiukas giliai. Būtų gerai man jį ištraukti, kaip sakant. Bet kaip jos susispaudžia? Labai stipriai. Ojojoj. Stiprios mažulės. Va ir laiko. Sukandusi. Pam, param, pam. Nu, gal pavyks taip išimti. Šitas čia. O trišakis kur? Ne. Neleidžia. Tenka naudoti žiodytuvą. Kaip čia dabar? Jos pačios labai. O, labai gražiai turėtų išsimti, jeigu jinai čia mane pradės fejerverkų daryti. Opa. Vsio, viskas išimta. Nu, va, eilinė šiandieninė. Ai, mano klaida. Šiandieninė, kasdieninė. Tokia va. Eik atvesk mačiutę, eik atvesk, nu va. Gold Rush'as, kaip aš sakau, 14-tukas. Idealus reikalas. Net nesinori, aišku, gal ir įdomu, reikėtų paeksperimentuoti kitas spalvas. Nes šita gaudo vienareikšmiškai. Ir 14-tukas, man 14-tukai tai pasidarė numeris 1, biškrinus. 14-tukas netgi va tokios vos legalumo ribose, nes šitokios kimba biški virš 50.
kažkur tai. Jos maždaug yra tokio dydžio per 50 cm iki 55. Čia aš jau maždaug žinau, kas tai yra. Reikalingi įrankiai, būtinai. Reikia gal įdomumo dėliai paimti kitą masalą. Pažiūrėsim, ar kaip kitokia, ta prasme, tas pats, tą pačią formą pabandysiu, bet pabandysiu kitą spalvą. Pažiūrėsim, kas gaunasi. Pabandom raudongalvį. Yra kas mėgsta raudongalvį, aš iš tikrųjų... Taip, jo, va. Užsidėsiu raudongalvį slimą ir pažiūrėsim, koks bus efektas. Labai įdomu. Dedu tą patį 13 galvakablį, 13 iš tikrųjų yra idealu. Nes jos būna taip truputėlį giliau, tai kad ten per daug nesisaskinti. Tai tiesiog, pabandom raudongalvį. Gražiai idealiai užsimovė. Žuvytė 14, slimtizas, tada reikės keisti formą, jeigu čia irgi kibimų bus tiek pat. Tada dėsiu gal kokį šedą. Standartinį, klasikinį. Blembačkit, tas sektukas man čia taip nelabai patinka. Va, papakuosiu, pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Taip, iš kitos pusės čia matosi, kad jis eina. Tai va, pasimatavęs aš esu daug maž šitam dydžiui. O, viskas. Galima pirmutinę dalį, va. Va šitaip gaunasi. Daikčiukas. Kažkoks tai pažeidimas lengvas, bet labai vos yra ant 0,5 floriko. Manau, kad dar nėra labai pavojinga. Tai paliksiu taip. Po to papasakosiu, tegul pavaikščiam dabar, kol čia vyksta veiksmas po truputį, kaip aš čia pasidėlioju. Taip, ar atvažiavo kas nors dar į mūsų zoną? O, būrys. Aišku, atvažiavo. Padėsiu inkariuką. Vėjukas taip sukasi kažkaip. Sukiojasi. Aš padarysiu, kaip sakant, ant nematuškių, kaip sakoma. Užmesiu ir pravesiu virš būrio smulkmės viršuje. Pažiūrim, ar išaus kas nors, ar nelabai. Biški inkaras. Nelabai mėgstu aš visada inkarą susukinėt, įjunginėt, nes jisai padaro bėdos. Ne. Biškutėlį nelabai. Atplaukė smulkmė pasidairyt, bet jokia lydekaitė neišlindo. Jokia lydekaitė neišlindo. Būna kartais, kad iš būrio iššauna, kur nors nuo dugno gulėjusi po būriu. Tai pasižiūrim, kur mes čia esam, reikia uždėti, kad nueitų. Taip, stabdyti, kad nueitų biškutį gilį. Eik čia. Įjungti. Viskas 21 metras. Tegul kateris eina pats. Jungsim laivą per visą ekraną. Geriau biškį viskas matysis. O tas būrelis nuėjo, kuris buvo ties kuriuo aš stovėjau. Ateina kitas. Nebloga vieta iš tikrųjų, biškį reik numest gazo. O kitas būrelis, kaip tik kelyje, iki taško 71 metras. Aš truputėlį giliau noriu paeiti, kad kokiais porą metrų pažiūrėti, gal ten kažkokios didesnės žuvies atsiras. O antras būrelis, trečias. Antras praėjo, trečias eina, jisai biškutį šoniau. Tokios vietos, kur yra smulkmės tenais ir lydekos sukosi. Tik tai gaila, kad jis kažkaip tai mažas labai. Kur tos dičkės dingo? Bandau čia būrelį žiūrėti kažkokią tai, bet kol kas nematau. Čia būrelis gražus. 48 metrai. Plaukiu, kur kažkada tai buvau, dabar neatsimenu, ar čia buvau pagavęs, ar buvau užmatęs, kur pasižymiu. Garminas turi tokius sutartinius ženklus žuvytės. Jos yra nuo 0
skaičiuko, tai yra visiškai nieko, iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iki 9. Tai vat priklausomai pagal dydį, kuo didesnis skaičiukas, tarkim 8, 9, to didesnė žuvis, tai užmatyta, pagauta arba kažkas tokio, tai aš taip pažymiu. Kai kur yra trejetukas, ten kur aš visada dedu, kur manau, kad yra ešeriai. O visa kita pagal dydį, tarkim seliavos, jeigu pamatau smulkmę, tai dedu vienetuką su žuvytė ir viduje vienetuką ir taip toliau einant į viršų. Ar tai kokie karšiai, ar tai dar kažkas, tai 4, 5, jau vėliau žinau, nereikia rašyti, kad tai karšis, balta žuvis arba dar kažkas, tai tiesiog yra 9 simboliai, 9 numeriukai ant to pačio simbolio žuvytės ir labai patogu. Sutartinių ženklų prasme yra labai patogu sunumeruoti, va, atplaukiam į truputį gilesnį liniją. Atplaukiau truputį gilesnį liniją, navigaciją nuimsiu, dabar reikia įsijungus šitą gilius. Batimetriją reikia pasivaikščios ant šitą skardžio, kaip norisi kažkaip tai pamatyti didesnę truputėlį lydeką negu tos, kurios čia dabar kybo. Aišku, jų visada galima surasti ir pagauti, bet kažkaip tai norisi atsidaryti su geresnėm žuvim. Reikia pavaikščioti ir pasižiūrėti. Nes čia aš pastebėjau, šitame ežere yra rytinis veiksmas yra geriausias šiaip jau. Tai vad reikia naudotis progą. Naudotis progą ir kol kas pamėtyti. Nes po to, taip aš spėjau, gali viskas aprimti. Taip, ką aš čia turiu? Būrelis stovi tų pačių žuvų, neblogų. Bet įdomesnio nieko nematau, einu dar truputėlį į priekį. Reikia pasižiūrėti, kas priekyje. Čia vietos šitos neblogos, esu atsirinkęs jau ne per vieną žvejybą. Yra didesnių žuvų būna, bet kažkaip tai šiandien jos kažkur tai pasislėpusios. Opa, kas čia? Čia turbūt karšis varo jau. Gal reikės po to biškutį per skardį pavilkiaut, pažiūrėsiu, koks rezultatas. Graži diena šiandien išpuolė, tokia visai nieko. Pasėdėjau, sakau, pailsėsiu ir pavelkiausiu. Na, užsėdo lydekaitė. Užsėdo. Virš 6 metrų plaukiau. Ir čia yra 13 galvakablis, 0,23 pintukas ir 12 šedukas. Taip,
Atplaukiu į tašką. Atplaukiau į tašką ir prieš pat atplaukimą mažulė pakybo. Spausiu inkarą. Nusiėmiau visus trišakius, kad čia nebūtų pagundų susižeisti. Nu, tokia iš tų, kas šiandien kibo, tai šita turbūt didžiausia tokia. Gold Rush'as tai yra mano mėgstamiausia spalva. Šiuo atveju dabar tai sukandžiota kokia. Biški pakandžiota. Čia jau tokia biškutė daugiau negu ant ribos legalumo. Jau tokia, kaip sakant, reikės gal pasisaugoti ją. Tu, kaip viso šiandien sukanda. Gana stipriai sukanda tos masalus. Sunku gana išimt. Reikia žiediklio išalkusios. O kaip stipriai. Taip, pažiūrim, kiek čia centimetrų. Jinai. Pažiūrim, kiek jinai čia centimetrų. 60 gal kokį. Ne. 54. 54, lydekaitė. Tokia va. Tegul eina pailsėt. Vse. Na, biškutė šitas kibimas buvo apsilpęs. Ėmimo prasme reikia galbūt dabar truputį paplaukiot. Tas paplaukiojimas, toks pailsėjimas truputėlį, gal ir nieko. Gold Rush'as paėmė spalva, kurią galima tikėti 100%. Nu, medutis dar aišku irgi geras, Motorola Goldas vadinamas. O šitas dar irgi geras. O ant kurio užkibo, tai va. Taip, čia kotas biškutį, taip va, šitos dvi spalvos. Šitas dvi spalvos, šita mano prioritetas, šita kartais irgi neblogai. Jeigu reikėtų rekomendacijos, kad nedaug gumų, bet kažką tai gero, tai va šitas dvi turėkit ir pakaks. Netgi mano pamėgtąją kažkada tai mėlyną spalvą perspėjau, na va šitą spalvą. Jeigu jau taip pažiūrėt. Nu kągi, reikės dar pabandyti pavilkelt. Nors galima pažiūrėti, ar čia atsirado, nes buvo biškutį dingusios žuvis. Tai vat labai įdomu, kaip dabar. Gal aš dabar biškutį paplaukiuosiu, čia grįšiu. Ir tada, jeigu nebus per daug veiksmo, reikės vėl eiti link vilkiavimo. Reikia užsidėti. Taip, kur pas mane yra visi šiat tyzai. O šiat tyzų yra dėžutė. Tokia šiat tyzų dėžutė. Va. Visi masalai. Manau, kad reikia man išsitraukti va šitą. Gold Rush'as. Gold Rush. Gold Rush. Va, Gold Rush. Gold Rush spalva. Čia yra senoji, biškai keičia spalvas. Čia yra senoji Gold Rush'o, čia yra naujoji. Pabandysiu su senaja pagaudyti. Užsidėsiu. Šiandien dar su slimais. Tik tai gaudžiau. Reikės dabar prasukti ratą ir jeigu nesvėjukas kyla, tai su to, kaip sakant, užsipildė pirmą kortelę, tenka į antrą keisti. Jo, čia pas mane yra kamera tokia, gera rezoliucija rašo, tai atpildosi, visada reikia antros. Tai va, tai reikia dabar pavaikščioti čia, kokie planai buvo.
Tik tai, kad įgarsinau ir nutrūko įrašymas. Tai va, tai dabar pasidedu Gold Rush'inį šedą vestinuko. Ir dar porą ratų padarysiu po šitas perspektyvės vietas. Jeigu silpniau bus, reikės tada pabandyti vėl pavelkiauti. Labai sunki žvejyba, iš tikrųjų. O tokios lydekaitės, selivinukės pagal pilvą matosi. Pilvas tamsus, mato toksai. Taip, čia trišakiukas, mažytis, įsikabinęs, reikia jį išimti. Lydekaitė. Čia yra, tuoj pasakysiu kiek comų, 53 centimetrai. Selivinukė. Norisi didesnių. Nu, kur jinai nuėjo? Kilograminė su truputį. Jinai tokia storoka buvo, jinai trumpa, bet kadangi selivinukė, tai jinai tokia posturė. Aš manau, kad ten koks 1,3 kilo galėjo būti, nenorėjau aš jinai užsimti svėrimais. Biški debesėlį užslinko, tai labai gerai. Biškutį veiksmo, nes labai daug tuščių. Tai ne tai, kad tuščių, bet ateina pasidomi, bet rezultate nieko. Va, kaip darau, dar vienas variantas, kaip kabliuką uždedu. Maunu ant šito pagrindinio kablio ir tada taip. Irgi geras variantas kablio. Irgi geras. Nu, reikia toliau ieškoti. Nu, velkė kaip visada duoda rezultatą, kai pavyko iš tikrųjų rasti ir gerų, ta prasme, nu, bent jau kažkur apie 2 kilus, bet nieko. Visiškai jos ateina, pažiūri, įdėsiu keletą tokių screenshotų, video screenshotų. Ir ateina, pažiūri, buvo tokių visai įdomių lydekaičių, ne super didelių, bet ir nieko gero. Ateina, pasižiūri, paseka kiekvieną kartą ir tom viskas pasibaigdavo. O vilkiavimas va. Kažkokių tai rezultatų bent jau biški duoda apčiuopiamų. Čia kurtėlas, medutis. Lydekaitės irgi nedidelės, nieko nepadarysi. Taip jau yra. Tokios. Bet paguodžia tai, kad seliavinukės. Opa. Nu va, išsirovė. Pažiūrim, koks čia jos ilgis. Opa. Tas pats 54. 54. Lydekaitė. Opa. Ai. Kas čia dabar yra? Ai, nu žodžiu. Ai, įsikabino į trišakį vėl. Blembački, čia man biški įsikabino, į ką neturėjo įsikabinti. Nu ir ką pasakysit? Traukiamus masalus tolygiai velkiaujant ima, bet čia lydekaitės. Pabėgo. Nusirovė. Nu nieko. Žodžiu, traukiamus masalus ima
velkamus to lygiai, o matomai vis dėlto rankose kažkas tai yra pravedimas, vis dėlto kažkoks tai gaunasi, gal ne visai to. Ta prasme, atrodo, kad echolotė atrodo, kad ir to lygiai gražiai, bet spėju, kad ko gero yra kažkokios tai tokios vis vien vibracijos ir matomai tai žuvim nelabai tinka. Tai va, dabar ką aš pabandžiau su kiek čia gramų dabar bijau sumeluoti. 21 gramas, 2 km greitis, Baltizas Coral-Tailas, 16 valas, tai neria į 12-13 metrų. Tai va čia tą išbandžiau, su LiveScope'u buvau apsukęs atgal ir jau dingo iš 30 metrų, žodžiu, išleidus eina apie, toksai masalas eina apie 12-13 metrų. 2 greitis. 2 greitis, 0,16 pintas valas, 21 gramas ir Coral-Tailas, Baltizas Coral-Tailas. Tai va tokie, tai va galima varijuoti dabar. Iš tikrųjų reikėjo stipriai prisukti. Dėti reikės dabar daug lengvesnį galvakablį, kad eitų stipriai aukščiau ir tada galbūt bus daugiau kibimų. Kiek čia 200 metrų toksai plotas yra, kuris būdavo efektingas, tai va reikia dabar pažiūrėti, kas čia vyksta dienos metu. Čia būdavo ir dienos metu žuvies, bet dabar žiūriu apmažėja, yra labai stipriai apmažėja. Greitis yra 3 km. Reikia numušti, Garminas labai gerai, jisai turi pastovų greitį, galima nustatyti. Nesvarbu, tu vėjoje ar nevėjoje, labai gera paslauga. Ne tai, kad paslauga, bet labai gera opcija. $30 metrų užmetu. Nebesivarginu aš su rimtais, nes čia tokia lengva žvejyba. Nebesivarginu su rimtais velkiniais kotais. Eisiu į 5 metrus 4 ir 10 gramų galvakablis su varijuosiu greičiais. Varijuosiu greičiais. Taip, šitą guminuką jau reikia keisti. Jau visai turi būti tvarkomas. Taip, kur čia dabar neturėjau, nieko išsiėmęs neturėjau. Šedukas sukramtytas. Taip, uždėsiu naują tipo šedą, pažiūrėsim, kaip jisai čia suveiks. Nes jisai biškutė toksai labiau aukselis, negu kad seno tipo Gold Rush'as. Truputėlį Vestinas koreguoja spalvas. Truputėlį koreguoja spalvas su laiku. Nors skaitosi ta pati, bet realiai truputį kita. Taip, reikia permesti. Viskas pasidaryta. Masaliukai užmesti, šitą reikės pripierinti prie progos, nes jau nusislenka visiškai. Absoliutiškai visiškai. Gerai, koks čia greitis? 2-3. Labai gerai. Kol žaidžiau su kamera, užlinko kotas, yra lydekaitė dar viena. Šitą jaučiu reikės pasimti namučio. Yra iš Ošvijos užsakymas. Va, tokia lydekaitė čia jau tokia, kaip sakant, jau truputėlį. Pažiūrim, kiek jinai. 57 centimetrai. Tai jau tokia, kaip sakant, visai nieko. Ta prasme, visai nieko. Čia tų lydekų lygmenyje, tarkim, kurios čia kimba, tai jau tokios visai nieko, pavadinkim taip. Pradžiugino truputėlį. Gold Rush'as. Tai nežinau, jau galvojau, kad nebeužsimsiu velkiavimu, bet gal dar reikės pagalvoti apie tą gaudimo būdą šiandien. Reikia surasti tokį užuovėjinį krantą. Dabar maždaug tą bandysiu daryti, nes
nebebus normalios žvejybos, aš taip suprantu. Nu, ta prasme vėjuje, nes reikės, kaip tik yra vienas perspektyvus krantas, ten visai neblogos vietos yra, tai pabandysiu tenai pasisukioti, jo labiau, kad tenais ir stovėdavo žuvis, ir tiek mailius, tiek vieną guminuką nukando, šiandien vis dėlto nukando 0,5 floriką, bet aš taip stipriai gana pakirtau, ten galėjo būti kokia nors pusantrinukė, galbūt ir gerai įryjusi masalą, aš taip gerai pakirtau ir jutau taip tokį kietą palaikymą ir pokštrinoje. Tai tai tenais reikės, nes galvojau paeksperimentuoti, ar iš tikrųjų nukas ar nenukas, nes iš ryto visos lydekaitės taip gražiai imdavo, kad, principė, florikas beveik nebūdavo burnoj. O čia matomai giliau paėmė ir baigėsi viso gero, kaip sakant, skylutės. Tai plaukiu dabar užsidėjęs kelis masalus, velke link tos vietos ir tenai bandysiu žvejoti. Nes vėjoje jau nebelabai malonu. Netgi ir lengvai velkiaut irgi yra sudėtinga, nes sukioja šonų valtį, neša kotų valai vos ne per galvą pradeda eiti. Tai įlysiu į ramesnį orą, tai bus galima dar pratęsti pokalbį apie ką aš čia naudoju, ant ko kimba, ant ko nekimba, ar kokias rekomendacijas ir taip toliau. Žodžiu, vakarų fronte nieko naujo. Čia viskas ateina. Jo, vakarų fronte nieko naujo. Gražiai ryja, kimba, bet dydžiai, žiūrėkit, bultizas kaip rytas. Bultizas, kurlteilas, didžiulis, masaliukas, įlytas ir rytas kapitaliniai. Dabar čia bus reikalų. Kaip sinkaruot. Reikalai. Žulė nori gyventi, netegul gyvena. Tegul gyvena. Laivas. Velkiavimas nustojo duoti rezultatų. Laivas atsigavo truputėlį, bet atsigavo, tai tik tai tokios žuvies prasme. Čia labai gerai žuvis pas mane yra, bet jinai visiškai apatiška. Čia koks 1,5 metro gali būti. Metras tai užsimerkus. Kad ir kokius masalus bei mėtau, nes visus jau, matot kokius, prie kokių perėjau, pasigau tokią. Tiesiog bėga. Ir viskas. Nieko nepadarysiu. Matot, koks dydis. Čia geras dydis. Bet jai tiesiog nieko nereikia. Aišku, galima pabandyti dar mažesnį kažkokį tai masaliuką, bet kad. O, kaip jinai atrodo. Labai geras egzempliorius. Visiškai nulis. Bet jau kažkaip tai viltį praradau. Iš tikrųjų. Pažiūrim. Uždėsiu mėlyną karšį. Stovi, jinai niekur nebėga. Vienoj vietoj. Taip. Pažiūrim.
Labai greitai. Ne, neišėjo. Per sunkus masalas gavosi. Per sunkus masalas. Jau ko tik tai nebandau. Visokių užsilikusių masalų, vėl nežino iš kurių laikų. Tenai, 12 metrų. Taip užsimetė. Pagalinsim biškį. Nieko. Nulis, labai gera žuvis. Reikia užsižymėti, kur jinai yra. 9. Didelė žuvis. Bet kas iš to? Yra, bet tom viskas ir baigėsi. Kur jinai nuėjo? Ai, nuėjo, nieko nebesigainiuosi aš jau jos. Biškė šią specialiai pagazinau. Reikia eiti toliau, ieškoti. Į vakarą išlindo, matai, didžiosios. Didžiosios pasirodė vakarop. Jos labai aukštai stovi. Iš tikrųjų, tos visos mažesnės tai būdavo 8-9 metrai. Dėdavau 13-20 gramų galvakablius. Priklausomai kokį efektą norima buvo gauti. O šita labai aukštai, 4 metruose. Kai bendras gylis 21. Plaukiu toliau. Mažulė dar viena. Mažulė. Nu, pabandom. Sakant, žvejyba. Yra žvejyba. Taip, kur jinai? 12 metrų. Aukšti. Opa. Paėmė mažulė. Tokia gal biškį gražesnė. Šiandienos prasme. Nu, kur tu čia? Kas čia per centimetrai? Bet augimo prasme tai malonu, kad tos tiek daug yra mažulių. Taip. 55. Šitą jau čia didžiausia. Šitą jau čia šiandien didžiausia. Taip. O, pasirodo, neįsirašė. Geras bajeris būna ir taip tik pasigavo lydekaitė tokia vos ant legalumo ribos, bet masaliukas buvo geras. Tai va šitas ešerys, jisai yra toksai tamsus, būtinas, kaip sakant, kiekvieno lydekautojo irgi yra kokie 10 spalvų, kurias reikėtų turėti. Tai va viena iš jų, Vestino 12 šedas ir yra lava, aš dabar jau sumilota, čia lava perčias ar ne, bet tai yra tamsiai rudas
ešerio spalvinimas. Labai gera spalva, kurią reikėtų turėti būtinai. Rekomendacijos tokios. Pagaliau pavyko kažką tai įsūdyti, įsūdyti, nes tokia visiškai nekiba pasidarė. Ir tai tokia nedidukė, po kurį gali vos ne kranu ateiti. O ant ešerio Vestino ešeriukas, tamsus, gera spalva, viena iš favoritų. Išėmiau trišakį, kad būtų saugiau tvarkytis. Viena iš favoritinių spalvų. Vėl ta pati istorija. Kaipgi ne. Taigi va. Kablys jau bet burna nepaleidžia. Jo, iš tikrųjų gaila, kad nėra taip, kad geros dienos žvejam ir geros dienos žuvims. Gal aišku, sakant, lydeka tai yra plėšrūnas. Ne balta žuvis, baltom žuvim galbūt ir geros tokios dienos, bet kaip čia dabar. Bet iš tikrųjų labai šalta vanduo, va čianai biškutį kitą plotą įplaukiau, tai vienoj vietoj buvo, tiksliau vienam gale ežero buvo, dar 10 cm netgi nebuvo. Tai jau tai yra, kaip sakant, nieko gero. O čia virš 20 Celsijaus, ta prasme laipsnių, netai pasakiau. Tai va, o čia jau žiūriu yra 10,94, bet čia tokia sąsiauris toksai, tai gali būti, kad dėl to. Bet žuvies nėra, dar vieną velkiautoją susitikau, žmogelis labai iš lėto plaukia ir irgi gal vieną pagavo, ta prasme, viena legali iš visų pakibusių. Aš tai specialiai nelendu link meldų, nes meldai man nelabai yra įdomu. Daugumą žiūriu, kas čia dabar žvejoja, tai ką sutinku, tai visi plaukia prie kranto linijos keletą metrų. Aišku, iš toliau einant ne visai sunku yra nuspėti, kokios gilios jie ten galimai eina, arba kokiu atstumu nuo, bet kuriuo atveju eina arti kranto. Tai aš taip suprantu, kad pas mane žuvų daugiau buvo negu pas juos. Čia aišku yra seliavinis ežeras, todėl čia truputėlį kita taktika, nes seliavinėme ežere gilyje visada yra lydekų. Ta prasme, kaip, nesvarbu, neršia, neneršia, yra dar netgi tokia nuomonė, kad kartais seliavinės lydekos galbūt visai kitų metų neršia ir visai kitose vietose. Bet čia dabar aš ne apie tai, aš tiesiog apie tai, kad seliavinis, jeigu tai yra seliavinis gilus ežeras su giliom vietom, tai tenais giliuose visada bus žuvies, nesvarbu, tai yra pavasaris, ruduo, žiema ar kažkas, tai nes jos ten tiesiog gyvena. Jos ten tiesiog visada gyvena. Ir tos mažosios jau žiūriu irgi jau tamsėja pilvai, raštai išryškėja ir mažom galvom ir trumpos ir tokios biškutį pavalgiusios matosi labai neblogai. Seliavų stintelių čia labai daug yra. Stintelių tai išvis tokie debesis būdavo, kad echolotas tiesiog garminas, gepas mepas nepramuždavo. Dabar va, krantas netoli, 17 metrų. Tokie giliai man patinka. Dabar bus išvis kritimas vėl prasidės į didesnius. Sakant, velkiavimas davė to žuvies. Iš tikrųjų, velkiavimas tai yra variantas, kai su laivo, pavyzdžiui, nematai žuvies. Tai tada galima velkiauti. Iš tikrųjų, atrodo, kad su laivu nematai žuvies, tai nėra tikslo ir velkiauto. Iš tikrųjų, taip gali būti, kad atvirkščiai. Jinai kažkur tai yra, bet jos nepavyksta rasti. O laivas būtent duoda tą momentą, ne laivas, o velkiavimas, kad tu ją
grubiai sakant, ištempi, išprašai iš kažkur tai, kur jinai yra, kur tu jos net nematei. Jinai gali būti, jeigu jinai susidomėjusi, jinai gali ateiti labai iš toli. 10 metrų koksai, tai tikrai jai nėra limitas lydekai. Nu tai va, tai, bet irgi. Tai va, to buvo dvi, viena tai iš vis labai gera, ten nežinau, metras tai užsimerkos ir dar daugiau, koks 1,20 m aš taip spėjau, bet jai visiškai dar mėgčiau 27 cm masalus, kaip matėt, visiškai be reakcijų. Dabar išplaukiu į kitą dalį ežero, reikės pažiūrėti, kas šiandien kita duobė, kita didelė duobė. Išplauksiu, pažiūrėsiu, kas ten vyksta, galima bus pakalbėti po to apie kaip tarkim, laiviniai žvejybai arba tarkim, jeigu jūs per daug nesigainėjot dugno, o užmetę tiesiog sukate ryte, dirbate su ryte, tai kaip kaustau guminukus šitam atveju. Be abejo yra momentas, kad tai neskirta džikui, nes kabliai yra apačioje. Apačioje kablys yra visada gerai, čia mano nuomonė tai yra visada liuks. Tas dalykas tinka tik tai keliems žvejybos būdam. Tarkim, vienas iš jų yra laivinimas, kitas yra velkiavimas. Vėlgi, jeigu nesinaikoma dugno, o aš jau senai tai pastebėjau, kad visiškai nereikia vaikytis dugno. Šiandien irgi virš didelių gylių, kai leidau, pasižiūrėjau su laivu, kiek eina guminukas, kulteilas, bultizas, tai ten 20 gramų jį nunardina iki 13-14 metrų, jeigu eini 2 km greičiu iš 16 pintų valų. Tai tiek tikrai nereikia ir visi kibimai būna tie tenai, kur maksimum iki 5 metrų reikia leisti masalą. Tai va, tai ten iš vis 8 gramai galbūt galvakablis tik tai, jeigu su tokio planumo valu. Bet aišku, tų didelių lydekų tenai nebuvo, buvo tos kilograminės, 50-55 cm, tai jas galima traukti su tokiu pintų valu. Nors iš tikrųjų ir didelę žuvį galima vidury ežero traukti su pintų valu, visiškai nesvarbu, tik tai reikia stebėti, ką jinai veikia ir kaip jinai juda, nes pas mus yra daug dabar visokių iš valties įrenginių, nukarusių, tai pavadinkime vandenį, tai ir laivskaupo galva, ir vienas variklis priekyje, ir kitas variklis. Nu dabar aš aišku benzininį išsikėlę su juo neplaukiu, nes šiandien negalima su benzininiu plaukiu tokiu metu. Tai va, bet yra priekinis variklis, laivskaupo galva, reikia visada kišti kotą žemyn ir žaisti su kotu, ir tada tikrai galima ištraukti ir su plonu valu, tarkim 16, pagal amerikietišką arba seną mums įprastą sistemą. Tai čia bus turbūt 1-2 arba vienetukas PE atitikmuo. Tai va, tai galima išsitraukti ir laisvai gaudyti tais pintais valais ir plonais, aš turiu omenyje. Nu, jau įplaukiau į kitą ežero dalį. Įdomu pasidomėti, paplaukiat, kas čia, kur čia, kaip čia stovi lydekos. Toliau gal reikės papliurpti truputėlį apie įrangą, techniką, kokius kotus aš mėgstu ir savo susikomplektavęs ir kas, manau, tinkama yra šitom žvejybom. Garsiosios Vestina dėžutės nuo ryčių, kurioms galima suteikti sekantį antrą gyvenimą, išpjaunant vidurį ir pasidarant organizeris. Galima susidėti visas smulkius, tarkim, techninius reikalus. Pavyzdžiui, kaip aš šiuo atveju turiu įvairias replytės, žnyplės, žiedelių atidarimai, čia yra pakaustimai naudojami reikalai. Masalų pakaustimų naudojami reikalai. Tai va, tos dėžutės yra 2 tipų. Čia šitos yra, storesnės yra be inercinių ryčių, o šitų baitkastinginių arba muilinių yra truputėlį žemesnės jos truputėlį. Tai va, skirtingos talpos. Tai pas mane yra 2 šitos, nes pas mane aš turiu 3000 dydžio Vestina rytė ir 4000 ir 300 yra baitkastinginė. Tai va, kalbėjau, kad truputėlį informacijos apie pakaustimą, nes buvo žmonių, kurie parašė žinutės ir pasiteiravo, kokios naujienos ar aplamai, ką galima pasiūlyti, kaip pakaustyti didesnės gumas. Dabar pavasaris prasideda, žmonės galbūt nori didesnių žuvų, tikisi su didesniem gumom, didesnių masalų, didesnių laimikių pagauti. Senas klasikinis būdas tai būdavo, aš dabar kalbėsiu kaip taisyklė, apie tokias gumas, kur pakanka vieno didelio kablio, tarkim. Pavyzdžiui, va 16, 18, kažkas tai tokio. Aš pastebėjau, kad 2 maži kabliai man nelabai patiko. Užsėdimo, pakirtimo prasme, pasikirtimo prasme, jeigu tai, tarkim, velkiaujama arba jeigu mėtoma, tai man pakirtimas kažkaip taip geriau gaudavosi su vienu dideliu kabliu. Tai va, tai senas būdas būdavo, kaip sakant, priklausomai nuo guminukai. Nu, guminukai yra masalai, jie būna dažniausiai tam tikrų standartinių dydžių, tarkim,
pasakykime, tai 12, ten 16, 18. Tai va, užleidau kotus, velkasi per tą laiką, kol čia su jumis pakalbėsiu. Tai va, tai kažkada tai būdavo laikai, kai tik tai prasidėjo didelių gumų kaustymai, tai kaustydavau aš asmeniškai kiekvieną gumą atskirai ir žaisdavau su to gana stipriai. Paskutiniu metu, jau ne pirmi metai, nustojau tai daryti ir iš tikrųjų pasidarau tam tikram dydžiui gumų po kelis pakaustymus ir juos tiesiog palieku ant karabinuko, ant segtuko, o pakeičiu tiesiog gumas. Tai tas pats yra ar su vienu trišakiu gumos, ar su dviem ta pati istorija. Nebūtina taip stipriai išlaidauti, prisikaupia labai daug trišakių, labai daug visokių vamzdelių, visko. Tai va, tai nebūtina kiekvieną gumą iš tikrųjų atskirai kaustyti. Tai va, jeigu tai kalbant dabar apie tokias 14, 18, 14, 16, 18 cm gumas, kuriuo aš šiandien ir gaudavau dažniausiai. Tai klasikinis tai būdavo stingeriukai buvo padaryti, kaip čia dabar paimti kokį nors baltą foną, nežinau, ar čia rasiu, va, dėžutės, nugarinė dalis. Tarkim, va. Tai būdavo klasikinis pakaustymas, tai yra trišakiukas su metaliuku, kurio ilgis yra toks, kad jisai būtų papilviai, o akutė arba auselė kartu su džigo galvutė susisega segtuku. Tai čia šiuo atveju, kai yra, galima naudoti ir čiburaškas, galima naudoti ir slivutės, tada tiesiog reikia naudoti ko gero greičiausiai tada tokiais atvejais tada spiroklytės, kurios įsisuka į gumą. O įsukta spiruoklė turi auselę, tai va tos dvi auselės sudedamos kartu ir perveriamos, taip sakant, segtuko. Tai va, tai čia tas klasikinis senas būdas būdavo, kurį aš dažniausiai ir naudodavau ir manau, kad kiti žvejai irgi taip pat darydavo. Tik tai tas momentas yra, kad iš trišakio dingsta vienas kablys, taip sakant. Be abejo, jisai, jeigu tai yra mėtymui, tai geriau, aišku, vieną kabliuką įsekti į papilvę, nes maža ką su tais užsiėmėtimais įvairių reikalų būna, o jeigu kas tokiom pačiom gumom belkiauja, tai tada neturi reikšmės, nes principe yra geriau palikti kabančius kablius, tarkim, o ne susekti vieną tarkim, į gumą. Bet šiuo atveju Vestinas dabar siūlo iš tikrųjų labai daug naujienų. Šiandien aš irgi pats biškutį sušilo oras, tai persirengiau ir tiek drabužių prasme, labai daug visokių gražių dalykų. Pasidomėkit, iš tikrųjų pristatė šiemet drabužių prasme tiek ir aksesorikos prasme žvejybai, irgi daug naujų dalykų. Tai vat kas man labai patiko, be drabužių, kurie neužima daug vietos ir iš tikrųjų yra labai patogus ir gražiai tvarkingai atrodantis. Tai yra būtent išleido trišakiukus naujus. Atrodo, kas čia gali būti naujo? Atrodo maždaug taip. Čia dabar nežiūrėkim proporcijų, aš žiūriu dabar kalbu apie principą, nežiūrėkim proporcijų gumos. Dydį kiekvienas pasirinksim, kas kokį norit. Ta prasme, nors realiai šitas irgi geras yra dydis kablio šitam guminukui. Kas yra nauja? Nauja yra tai, kad, matot, yra 3 kabliai, visi yra išorėje ir dar yra kilputė plius. Kilputė tai čia galima, tarkim, jeigu didelė guma ir pririšti sekantį trišakį, o jisai tvirtinasi labai patogiai. Tai 3 kabliukai yra, aš pridėsiu foną, 3 kabliukai yra visi išorėje, o į guminuko kūną lenda tiesiog adatėlės, viena tokia iškreipta, tai tarkim pasakykim, kad fiksuotųsi geriau. Bet ne kabliai, nes anksčiau būdavo populiaru kabliukus tvirtinti tokiais kabliais įsikišančiais į gumą. Tai iš tikrųjų yra tragedija. Aš nuo pirmų žvejybų pamatęs tokius dalykus, ne nuo pirmų žvejybų, pirmą kartą pamačius iš karto supratau, kad čia neįmanoma, čia bus gadinama guma. Tai Vestinas dabar pagamino 3 specialius trišakius, jų yra įvairių dydžių ir jų specifika ta, kad būtent jie turi 2 kojeles, kurios įsikiša į guminuką ir 3 visi trišakiai jie yra išorėje. Kaip sakant, efektyvumas pakirtimo ir užsėdimo ir jie iš tikrųjų labai aštrus.
aš dabar pasižiūrėjau, nu, su įprastais sauneriais, tai čia, ojei, čia jisai naga kimba taip, kad labai, labai lengvai. Tai va, to trišakiuko specifika yra ta, kad ne tik tai yra auselė, tai prasme dar kitam trišakiukui padaryti, jeigu tai yra ilga guma, ar ne? Bet, kaip sakant, pliusai auselė, 3 kabliai išorėje ir kojelės negadinančios gumos konstrukcijos, tarkim, neišplėšant. Žiūriu, dabar čia aš užsidėjau kursą echolotę ir paleidau, tegul plaukia, kol su jumis šnekuosim. Tai va, tai be abejo visi suprantam, kad pasidarimui arba vieni vadina tai asistų, kiti vadina stingeriu, reikalingos vėlutės, reikia turėti vėlutę. Aš ją visada vežiojuosi, va, tarp kitko dar vienas Vestina labai faina piniginė, bet čia piniginė aš taip sąlyginai vadinu, joje yra, kiek čia plasmasinių maišelių, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aš čia susidėjęs įvairius pavadėlius. Tiek floriko įvairaus storio, tiek metalinį troselį, iš kurio galiu vietoje pasigaminti kažką, tai tiek pačius pavadėlius, įvairių florikų storijai ir įvairių jau pagamintų pavadėlių storijai. Tai va šiuo atveju troselis, jeigu reikia pasigaminti kažkokią tai papildomą stingeriuką, tai jisai visada, bent jau aš stengiuosi, kad pas mane valtyje būtų ir tai labai patogu ir kaip sakant, gali išsisukti iš sudėtingų neplanuotų situacijų. Ar kažkas nutraukė, ar užkabinai, ar nukando, ar nuplėšė, ar dar kažkas atsitiko. Tai va, iš tikrųjų labai faina piniginė, pasidomėkit, labai patogus reikalas, minkštas pavadėliams, nu bet kam, ta prasme, bet kam susidėti, man tai idealiausiai pavadėliai. Tai va, o aišku, reikia vamzdelių. Reikia turėti vamzdelių. Jų aš irgi kolekcijoje turiu kelių dydžių, nes pavyzdžiui florikas, jeigu tai yra pavadėlis daromas iš floriko, tai jis 85, netgi labai storas florikas, tai tada reikia didelių vamzdelių. Šitam metaliukui plonesnių, tai vat priklausomai nuo, o tarkim, jeigu yra mėtymui, džigui, plonyčiai pavadėliai metaliniai, tai ten iš vis kaip plaukas jie gaunasi, tai patys ploniausi vamzdeliai. Na ir be abejo visada kolekcijoje gerai yra turėti įvairių segtukų, suktukų, yra stoperiai, jeigu velkiavimui su planeriais, kad planeris neužkristų ant žuvies akių ir nebaidytų jas, irgi laikau, taip pat yra, nu, visokie žiedeliai, taip pat yra, turiu pasidaręs iš nerūdijančios vielos. Kur jisai čia plaukia, kažkur tai čia užplaukia. Iš nerūdinčios vielos tokios ne kabliukus, bet tokios C formos pinčiukiukus pavadinkim, tai aš juos naudoju, jie yra vienkartiniai, po kibimo be abejo jų nebelieka, jie iškrenta, daug dievė, kad lydekos kibtų, tų metaliukų tikrai manau pasidaryti. Čia yra, kad pilve laikytųsi kabliukai ir troselis ir nešokinėtų arba nenusisuktų kabliukai į šoną kažkur tai nepatogiai ir nekokybiškai nekabėtų. Nu tai va, tai yra segtukai, vamzdeliai, tie rutuliukai guminiai, planeriautojams susuktukai ir taip toliau. Irgi organizeris labai fainas, kas irgi telpa gražiai į šitą Vestino dėžę finale. Rekomenduoju. Nu, aišku, apie ritės atskira kalba bus, jau daug yra kalbėta internete, daug žvejų parduotuvių savininkų jau pasakoja apie jas, aš pats labai patenkintas, nes aišku, tai nereikia lyginti, jie nepretenduoja lyginti, kad būtų lyginamos jos su 3, 4, 5, 600 ir aukščiau kainų lygmens ritėmis, tai yra maždaug 150 iki 200 eurų, tarkim, konkurenciniai gaminiai, tai su tokiais tikrai galima lyginti ir labai sėkmingai, nes gaminys labai kokybiškas. Tai va, ir visi šitie dalykai, kas stingerio pasidarimui, tai yra visų pirma yra širkutės metaliuko nukirpimui. Tada yra užspaudėjas, kuris užspaudžia vamzdelius ir ne tik tai, bet ir skersai. Ir taip pat žiedelių atidarimui reikalingos žnyplytės, nes žiedeliai kai kurie būna
stori ir stiprus, galima nusilaužyti nagus atidarinėjant. Tai vat šitos dalykus taip pat rekomenduočiau turėti, jeigu tikitės arba manot, kad gali prireikti žvejyboje kažką tai pasidaryti papildomai, tarkim, pagal, arba tarkim, neturite tokio ilgio, prireikia kitokių gumų, tokiem ilgiam neturite stingerių, tai vat galima pasidaryti nesudėtingai. Tai va tiek trumpai apie tos pakausimus pavasariniam ir ne tik lydekom. Reikia dabar pažiūrėti, čia pas mane buvo toks susukimas. Ar nepasigavo žolės kokios? Nes būtų labai nuobodu, būtų labai graudu, kad visą atstumą, o dar liko koks kilometras, prasitempimas vyktų su kuokštų žolių ant masalo. Visi suprantam pasiekmes šito viso dalyko. Taip pat noriu dar papasakoti apie vieną labai įdomią akciją, kurią sugalvojo ir pasiūlė man Western Fishingas, nes iš tikrųjų visi matom ir jaučiam, kad ko gero Western Fishing masalai ir pats gamintojas tampa vos ne nacionaliniu tokių lietuviškų masalų gamintojų, vos ne ale, nes tiek masalai, tiek visa įranga tampa, jo yra labai populiari Lietuvoje ir ne tik tai, kad populiarumas be abejo susiveda į tai, kad tiek drabužiai, tiek aksesorika gera, tiek masalai gaudo teisingai, gaudo žuvį, kotai stiprus ir jautrus ir atinkami visokiom žvejybom, pradedant nuo mažiausio ešeriuko ir baigiant šlakiais lašišom jūroje, tarkim, jau neskaitant apie lydekas, apie starkius ir kitas žuvis. Tai vat, ką norėjau pasakyti, tai pasiūlė man Western Fishingas, kadangi aš esu vienintelis atstovas, žvejys atstovas, ambasadorius po Baltijos šalim, tai yra Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, šiuo atveju dabar Lietuvoje, pasiūlė padaryti pavasarinę tokią akciją žvejam ir padovanoti 2 kepuraitės ir 2 akinius, dviejus akinius Lietuvos žvejam. Tai yra, turėtų būti 4 laimėtojai, yra tam reikalui skirtos dvi labai fainos ir tokios gana prabangiai atrodančios kepuraitės Western Fishingo ir 2 akiniai. 2 akiniai Westino. Na, jie sąlyginai panašus, kaip aš čia dabar turiu. Komplektas labai šaunus, yra dėžutė, graži dėkliukas, yra servetėlė pavalymui ir be abejo patys akiniai. Tai vat, ką reikia? Tai šiuo atveju YouTube kanale Žvejybinio almanacho reikia nueiti į komentarų sekciją, ta prasme į tą skyrių, skiltį, kuri bus po šito mano video apie pavasarinę žvejybą ir parašyti noriu Western. Noriu parašyti žodžius noriu Western ir aš manau, kad šita akcija truks nepilną mėnesį, detalesnė informacija bus dar vienas video patalpintas. Žodžiu, šitam kartui reikia žiūrėti video, parašyti noriu Western ir laukti tolimesnių nurodymų, tolimesnės informacijos, kaip bus galima gauti šitą. Be abejo, tai bus atsitiktiniai žvejai išrinkti, 4 žvejai, tai vat gana pakankamai nemažai žvejų. Tai va, tai junkitės į Žvejybinio almanacho bendruomenę, žiūrėkite video, laikinkit, spauskit patiktukus, prenumeruokit ir rašykite noriu Western. Ir tada kažkas tai arba viena kepuraitė, atsitiktinė tvarka, ar viena iš 2 porų akinių bus jūsų. Tai va, o dabar plaukiu toliau žvejot, dar yra biški laiko. Buvo svarbiausia va šitos 2 dalykus, ta prasme paskelbti šitą renginį, po kurio net 4 Lietuvos žvejai gaus puikius prizus ir galės atsinaujinti prieš žvejybinį sezoną 2026 metų. Na ką, pakalbėjus, pasidalinus šiuo gražiu geimu ir atsisėdus prie vairo, iš karto pastebėjau, kad atėjusi lydekaitė viena yra. Nu, reikia pažiūrėti, ką jinai čia mums dainuos. Kaip jinai čia sureaguos, kur jinai čia dingo. Ar jau pabėgo? Ai, va, kur jinai. Va, kur jinai čia. Labai gera spalva, rekomenduoju. Bet kokio dydžio guminukam Westino. Labai efektingai veikinti. Taip. Nu, ateina jinai. Nu, šiandien visą dieną taip. Visą dieną taip. Net nenori pabandyti.
Reikia toliau, neužsisėdėkit niekada ilgam. 2-3 metimai, netgi 3 neverta daryti. Paliksiu šitą kitam užėjimui. Jau žvejyba į pabaigą eina, dar pasisuko į rytus vėjas, tai išvis užsileidau kotus ir viskas čia dabar jau. Dar mačiau porą tokių pusantrinukių, gal biškutį netgi lengvai didesnių, bet visiška apatija iš jų pusės. Nejaučiu jokio, kaip sakant, entuzijazmo kažką tai daryti visiškai, nes tokia bėda. Visiška bėda. Orai gražus gamtos pabuvimo prasme, pabuvimo gamtoje prasme, bet tik tiek. Artilerija, sunkiai artilerija jau surišau. Liko dar tokie vidutinio sunkumo koteliai. Čia yra velkiniai. Aš turiu, jeigu kam įdomu, velkiai aš naudoju. Vestinas turėjo kažkada, tai aš nežinau, dabar iš tikrųjų jau nebeturiu info apie tos turi inlaininius kotus, velkiai be žiedėlinius, kur valas eina. Tai čia 2 pas mane yra, visi kotai yra 2,70 ilgio. 2 kotai yra planeriniai, kur aš užleidžiu planerius, tai čia šitie ir Power Tizai yra, kurie paskui valtį irgi 2,70, tie yra iki 70 gramų. Greiti kotai labai greiti, bet kai uždedi rimtesnį masalą, tai minkštumas atsiskleidžia. Vis dėlto 2,70 gumoms yra labai gerai. Bent jau man tai patinka. Kas čia dabar? Reikia biškutį perrišti kitaip. Kotelį, nes surišu visada kotų galiukus, nes mašinoje toksai nemalonus dalykas kartais gaunasi, kad pradeda saksėti vienas į kitą daužydamėsi ir iš tikrųjų grafitui tai nėra gerai. Geriau vengti tokių dalykų, tai ne tik surišamų, nes tik surišu šiaip, bet dar ir pačius galiukus apkabinu. Tų daug tokių juostelių yra visokių, tokių treškančių, tikrų treška. Tai jos labai gerai šitam reikalui. Tai čia yra velkinis komplektas, 2 su multikais, 2 su 5000 dydžio bei inerciniam rytukėm. Ant visų yra, ant kur multikai, ten yra 35 monovalas padengtas floriku, o kur yra bei inercinės, ten yra 23 pintukas. Tai čia toksai komplektėlis, kai norima, tarkim, jeigu dviese, pavyzdžiui, kai vienas, tai aš visada tempiu vieną kotą paskui valtį, kitą siunčiu toliau. Tai iš tikrųjų tai turi prasmės šitas reikalas. Taip, kalbėti prieš saulę tai nelabai malonu, tai atsisėdau truputėlį, kad būtų taip patogiau. Tai tai 2 kotai užleisti, tempėsi jų 2 link įsileidimo vietos, dar čia yra to atstumo iš tikrųjų plaukimui. Iš tikrųjų, dar turėjau kokį kotelį, žiūrėkit, su savim pasiėmęs. Manau, atpažįstat, bet tik tai galvojat, kas čia dabar per Dubairis. Buvau pasiėmęs seliavinį kotelį su bemasalinė viena girlianda, nes planavau plaukti į Seliavinį ežerą, ten čia dabar aš jame ir esu tokiame, ir ten matydavau labai daug seliavų, kad ir tokiu metu. Ta prasme, ne tai, kad ir dabar, bet daug seliavų. Ir įdomu buvo seliavų, stintelių, pažiūrėti, ar yra koks veiksmas su šita žuvim, bet iš tikrųjų nebuvo. Ir aišku, aš neėmiau jokių matilių, jokių pašėrimų, be abejo, pašėrimai yra svarbu. Seliavų žvejyboje, jeigu nori pagauti, reikia pašaro, ne pašaro matiliaus, ta prasme, turėti.
Tai svarbus reikalas, aš tai neėmiau tikrai iš šito žvejybą dabar. Tai manau, gal tai ir buvo rezultatas, bet visiems kažkokių tai kibimų galėjo būti, bet nebuvo visiškai. Nebuvo visiškai. Kepurėlės čia susidėlioti viską. Oi, daug reikalų. Ai, dar galiu pafišuoti naujieną. Vieną Vestino yra išėjęs toksai, pavadinkim, ekonominės klasės, bet kokybiškas. Man patinka V3 serija labai stipriai kokybiškėja. Grafitas stipriai kokybiškėja. Yra Versitizas. Versitizas tai yra visi, kas yra sutys pavadinimu, tai yra guminukų mėtymui skirti kotai. Labai fainas kotas išėjo. Tai jau 3 generacija. Jisai yra tarp 8 ir 36 gramų. Medium heavy, bet jisai nėra toksai medium heavy. Tai aš pavadinčiau toksai standartinis guminukinis lengvas pinigas, nes jisai pats iš savęs yra lengvas. Tai pasiieškokite, pasidomėkite, jeigu eisite į parduotuvę, tikrai siūlau atkreipdėmėsi. Pilnas pavadinimas jau yra Versitizas. 2,13 ilgis, medium heavy, 8,36 gramo. Labai šaunus kotelis, guminuką mėtyti. Jeigu kas tiesiog gaudo su guminukais, nebūtinai čia, aš apie jokius laivus nieko nekalbu. Tai pas mane, tarkim, tam atveju yra 2 koteliai. Jeigu tiesiog paspinigavimui, pamėtymui, tai orientuojantis į ešerį ir į, tarkim, lydekaitę starkį, tai V4 yra ešeriui kotelis 2,10 ir jisai yra 2,13, abudu kotai yra 2,13 ilgi. Tik tais 3 stikas yra iki tarp 2 ir 10 gramų. Labai fainas V4 serijos kotas. Tai va čia yra lengviem, irgi jeigu kas ieškote atsinaujinti, tai rekomenduočiau tą tarp 2 ir 10 gramų street stiką 2,13. Jisai labai maloniai tiks ir mažom lydekaitėm, ešeriam jau jo labiau. Ir po to guminukam pamėtyti Versitizas 2,13 toks pat ilgis, tik tai 8,36 gramų. Jisai skamba galbūt 36 daug, bet jisai iš tikrųjų nėra toksai galingai atrodantis, labai delikatus ir maloniai rankoje gulintis kotas. Tai vat prisiminiau, sakau, reikėtų pafišuoti, nes tai naujiena šiais metais Vestino. Kas ieškote lengvesnę kotelę. Taip, o jeigu šiaip, tai galiu pasakyti, kad Vestino V6 serija šiemet labai stipriai atsinaujino. Aš čia dabar nuimsiu galbūt tos didelius masalus. Labai stipriai atsinaujino, dizaino prasme. Tai nuimsiu čia, ką aš bandžiau mėtyti, kai reikėjo didelių masalų šiandien, 27-tukas. Šią T-Slimas. Nuėmu šitą masalą dabar, kad galėčiau laisviau žongliuruot kotų, jeigu taip pavadinsim. Taip. Irgi labai sėkmingas spalva Vestino šitas ešerys. Tai va, labai šauniai atsinaujino Vestino V6 serija. Čia yra kotas tokiom didesnėm truputėlį gumom mėtyti pas mane, 140 gramų. Jo svoris Power Strike'as, tai 2,44 ilgis. Tai vat kas mėgsta pamėtyti didesnės, bet ne super didelės, bet tokias didesnės. Vat aš su šito laisvai mėčiau tą 27-tuką. Tai jau apie grubiai 18-24 somus, labai malonus kotas, pastiprinti žiedeliai visi. Jam idealiai tinka 300 dydžio baitkasteris Vestino. Tai va, tai įsigijau, irgi sunkių masalų mėtymai, labai fainas, nes pas mane buvo, čia yra Power Strike'as, yra Powercastas. Powercastas tai labai galingas, nors jisai iki 103 gramų, bet jisai toksai kaip šluotkatis, jau grinai ten galima šarmus gaudyti. O šitas toksai delikatus ir V6 serija iš tikrųjų pasižymė tokia lengvų, nors ir galingas kotas, bet su linkstančia viršūnėlė, labai maloniai išmetimo prasme. Toreika yra nauja sistema sumontuota. Va, rankena naujoviško tipo. Atrodo va šitaip. Bandau prieš saulę pasukti. Ir perėjimas iš juodos į raudoną. Anksčiau šita serija buvo, dabar nedėsiu, ko gero reikės man visi naryti. Jinai buvo tokia vyšniava truputėlį, o dabar grinai tokia raudona, gražiai atrodanti seksiai.
Tai va, tai tokių, tai šitas yra dar ir čia toksai, pavadinkim čia jisai ir yra, kastinginiam rytėm, dar labai taip pat tinkantis sunkiem masalam, tik aišku, biškutį lengvesniem negu ką šitas kotas gali. Yra V6 Powertizas V6 iki 49 gramų. Irgi, kaip sakiau, V6 serija pasižymi tom, kad labai fainai virinksta viršūnėlė. Išmetimo metu ir pakirtimo metu ir žuvies traukimo metu irgi. Tai vat siūlau atkreipdėmėsi į šitą, nes dabar kotas ir visi, kas ima iš koto visus parduotuvės Lietuvoje, jos tikrai jau turės šitas serijas. V6 nauja. Tai bent jau paimkite parduotuvėse, nuvažiavę, pačiupinėkite, pažiūrėkite, kaip gula į ranką. Specifinės formos rankena, gerai gulanti į tarp pirštų užmetimų. Tai va, tokios V6 atsinaujinimo, kaip sakant, metas pas Western Fishingą dabar. Tai iš tikrųjų priduos, o tarkim, jeigu tą juodą kepuraitę laimėtumėt, tai labai gražiai dėrėtų šita juoda rankena prie juodos kepurės ir raudono koto, tai labai gražiai. Stiliaus prasme, labiau stilingiau jau nėra kur, tai pasakyčiau. Tai va, reikia dabar viską surišti čia man. Kokie kotai su kumaina, nes taip dažniausiai ir darau, paleidžiu vilkti kotus, o kad nereikėtų ant kranto užsiiminėti, o pačiam pats užsiimu su dėliojimu, surišimu ir paruošimu į mašiną dėjimų. Iš tikrųjų sunki žvejyba buvo. Nelabai koks gražus atidarimas, bet čia gana tikėtina, nes tokie dalykai kaip ilgas pavasaris ir dar vanduo dabar 10 laipsnių, kur aš plaukiu, tai apie ką kalba? Ta prasme, kad čia dar toli iki rezultatų, bent jau čia iš tikrųjų tai didelis ežeras, didelis gilus ežeras. Buvau seklesniuose keliuose, tai sąlyginai panaši situacija, temperatūros prasme gal truputėlį geriau, bet kibimo prasme tai nieko gero. Tas pats, kas ir čia. Tai susidarau įspūdį, kad daug maž panašiai visur taip yra. Yra kai kam išrauna tos didesnis lydekos, šaunu, džiugu už juos, tai gražu pažiūrėti tos laiminkius, bet tai vat bandau dabar, kaip sakant, atokiau nuo visų tų, pavadinkim, industrinių miestų didžiųjų nuvažiuoti, tai kol kas dideliuose ežeruose dar nėra veiksmo tokio kaip po tokio. Sakau, lydekų mačiau šiandien stebėtinai, nemažai mačiau lydekų tokių, jau tokių tarp 2-5 kilogramų, bet nieko, ta prasme, jos ateina, pasižiūri, matėt, video aš įdėjau, ateina, pasižiūri ir dingsta ir nieko gero. Na, bet, kaip sakant, ne į žvejybą važiuoji ta prasme, ne tai, kad žuvies prisigaudyti, bet žvejyba yra žvejyba, malonus pats momentas, pats procesas. Jau labiau gamtoj buvimas ir jeigu dar išpuola su atostogom, tai išvis yra planai pas mane, ne planai, bet jau yra suderinta, kad per Joninės važiuosiu į Antaliptės marias, tai va ten bus įdomu. Ir važiuosiu tenais beveik savaitę viešiesiam su žmonelė. Tai ten turėtų būti įdomaus, gražaus veiksmo. Turiu vilties, kaip tik jau vasaros Joninės, tai lydekos turėtų jau normaliai kibti. Kažin, kaip ten bus su starkiai. Sako, yra starkių, bet kažkaip tai niekada niekas neteko man, kad Antaliptės mariose ten būtų pagavęs. Tokie planai. Tai va dabar reikia plaukti. Dar gal kokių minčių atsiras, tai pasijungsiu porai žodelių prieš lipant į krantą. Na va, dabar jau galutinai viskas. Visiškai jau netoli krantas, įsileidimo vieta, šiuo atveju dabar jau pasikėlimo vieta.
Kažin ar buvo galima tikėtis kažko geresnio tokiais orais, ypač kai yra vėlyvas pavasaris ir dar pradedantis pūsti karts nuo karto rytų vėjas. Manau, kad, sudėtinga. Lydekos irgi turi savo principus, grubiai sakant. Tai iš tikrųjų teko pamatyti nemažai smulkių lydekaičių ir iš tikrųjų teko matyti keletą gražių, stipriai didelių. Viena tai tikrai apie kokią 1,10 m tai užsimerkus buvo, nes pagal tos langelius, tarkime, echolotė, tai ten labai stipriai virš metro žuvis buvo, bet jinai kaip ir visos kitos truputėlį didesnės, visiškai vangios, visiškai be jokio noro kažkokią tai veiksmą parodyti. Maitintis tai yra. Tai ne tai, kad maitintis, bet bent jau čiupti, griebti. Netgi buvo tokių pavienių, kur tiesiog ateidavo ir muždavo ir po kelis kartus mušė į masalą, bet nieko neėmė. Tik tai pamuša ir viskas. Aš jau neįrašinėjau, vienoje vietoje, man atrodo, aš tokį video buvau padaręs, tai kažkur tai jisai turbūt pasitalpins. Tai va, o šiandien jeigu kuom gaudyta ir kas sėkmingiausias koksai masalas, kokie kotai, tai vis dėlto, jeigu reikėtų vieną masalą šiandien išskirti, tai čia būtų Baltizas Crueltailas Motorola Goldas. Tai yra va šitas masalas. Jisai geriausias, daugiausia lydekaičių šiandien davė. Saulėtą dieną labai geras masalas. Antras, kuris pastebėjau, nors gaudžiau aš ir šiadais, bet šiadai šiandien visiškai nedavė. Taip pat ir šiatys limais, bet irgi daug mažiau žuvių. Matomai reikėjo ir labai nedidelis galvakablis, 8 maksimum gramų, 6-8 gramai. Jeigu ir žuvis stovėjo, grubiai sakant, tikrai virš daugiau negu 15 metrų, bet jos būdavo kokiuose 7-8 metruose. Ir tai reikėdavo labai lėto sklendimo. Tai vat, šitas Crueltailikas, tai yra kirminuko tipo dėgėlės, masalas ant Finessės Shadow koto sumontuotas. Pas mane uždėtas buvo, tai 12,38, 2,48 m. Man iš tikrųjų V2 serija, iš tikrųjų turiu 2 V2 serijos kotus, grubiai sakant, abudu apie 2,50 m ir man laiviniai ir lengvam velkiai tai yra 2 geriausi kotai. Ta prasme, nereikia, turiu aš V8, bet jisai, tiesiog kažkaip tai man tokiai žvejybai, tie V2 kotai idealiai tinka. Tai čia yra Finessės Shadow'as 2,48, jis skaitosi heavy, 12,38 gramų, jie visi greiti kotai, nors V2 serija, atrodo, čia yra ta pati pigiausia, bet jie iš tikrųjų labai greiti ir gerai pakertantys žuvį kotai. Tai o antras kotelis, jisai truputėlį stipresnis, yra iki 49 gramų, 14,49 Power Teasas, 2,50 m. Tai čia antras buvo Gold Rush spalva, bet irgi Crueltailikas. Saulė užlindo. Bet irgi Crueltailikas, ta prasme, kad kirminukas. Vis dėlto žuvytė šiandien nedavė daug žuvyčių. Tai tarkim, tai pasakysiu. Matomai vis dėlto netgi velkiaujant. Aš pasižiūrėjau, kad buvau minėjęs, kad tai reikia 8 kažkur tai gramų, kad eitų 5 metruose su 16 valu ir 2 kilometrų su trupučiu greičiu plaukiant, tai pakanka 8 gramų galvakablio ir kaip tik atsiduria tose ribose, kai lydeka mato masalą virš savo ir galvos. Nes buvau dėjęs 20-tuką, tai visiškai tylu ir aš po to nusukau LiveScope galvą į galą, pasižiūrėti, kaip tai atrodo ir iš tikrųjų su 20-tuku nuėjo į 12 ar 13 metrų su tokiu greičiu ir tokiu valu. Tai ten jokio veiksmo nebuvo, per daug gilu ir visiškai nereikalingas dalykas. Tai 2 tokie komplektai. Kodėl 2? Iš tikrųjų yra labai patogu, kai nereikia keitalioti masalo. Pasiguldai 2 kotus ir vieną paėmė, nėra kibimo arba jinai sureagavo kažkaip tai negerai, dedi kitą iš karto, ta prasme, ištrauki ir dedi kitą. Ir ta taktika man labai gerai pasitvirtino. Ir beje naudoju mėtymams, aš perėjau kadangi yra nedideli svoriai, masalai yra lengvi, aš perėjau prie plonyčių metalinių pavadėlių. Tas kažkaip tai man labai patiko. Atradau vyniojamus tokius metaliukus, po 2 metrus pardavinėjamus ir iš jų pats pasidarau su užspaudimais, su vamzdeliais. Ir iš tikrųjų delikačiai labai atrodo, čia tikrai nemanau, kad matysite, bet čia yra tas metaliukas, dabar uždėtas. Jis yra pusmetrinis, visus darau pusės metro, čia yra tokio ilgio tarp tų 2 rankų.
Neapima kamera. Va čia yra pusės metro pavadėlis, tai ir jisai va tokio ilgio. Jeigu ranką pridedu, tai va guminukas ir va čia yra. Tai grinai per rankos ilgį. Tai va, masalai tokie, kotai tokie, galvakabliai papasakojau, kas veikia. Daug maloniau vis dėlto gaudyti su lengva įranga negu su sunkia, nes aš mėčiau ir didelius, sunkius masalus, bet malonumo jokio. O lydekos, aišku, pastebėjau, kad taip, tos didžiosios iš tikrųjų į didelį masalą geriau atkreipia dėmesį, negu į, tarkim, va šitos kurlteilikus, kurie yra vat grubiai, jeigu jo uodegą timtelėti, tai yra gero vyriško sprindžio dydžio masalas. Tai va, tai tokios pirmos žvejybos. Kaip minėjau, komentuokite, noriu vestin ir iš tikrųjų dvi kepuraitės ir 2 akiniai atsidurs pas jūs. Aš manau, kad tai bus, jeigu dabar yra, manau, kad tai bus birželio 2 savaitė kažkur tai. Galbūt ir kažkur po mėnesio, o gal truputėlį ir anksčiau, nes pas mane biškutį yra toksai darbinis grafikas, kad ne visada aš Lietuvoje būnu. Tai va, bet grubiai aš manau, kad 2 savaitės, gal ir už 3 savaičių, bet sakau, bet kuriuo atveju bus mano Facebook profilyje asmeninėme ir žvejybinio almanacho YouTube kanale bus informacija detalesnė, bet principas tas, kad komentuokite, rašykite noriu vestin ir maždaug po 3 savaičių bus atsitiktinė tvarka, išrinkti 4 žmonės, su kuriais sutarsime, kaip jie gaus tuos 4 šaunius stilingus prizus. Tai ką, neišvyno jums, žvejojantiems arba planuojantiems, einu į krantą ir susimatysime kitose žvejybose.